Labas visiems. Žmonės domisi manifestacija, ieško metodų ir technikų. Tačiau pirmiausia reikia ne pradėti manifestuoti, o nustoti. Nustoti manifestuoti iš baimės, iš trūkumo mentaliteto, iš žemų vibracijų. Stengtis stenėt, kad prisitraukti norimus dalykus nereikia. Tai yra natūralus procesas. Tai vyksta ir be stenėjimų, nes toks dėsnis, toks principas, toks mechanizmas, viskas, taškas, tai jau yra, tai jau vyksta savaime. Nieko daugiau išradinėti nereikia, nes principas toks. Viskas, ką reikia daryti, tai nuimti fokusą nuo neigiamų negatyvių dalykų. Ypatingai nuo baimės, abejonių ir nuo trūkumo. Persižiūrėti, kokios yra dominuojančios mintys, jausmai ir būsenos. Su kokiomis mintimis praleidžiam didžiąją dalį dienos. Su kokiomis mintimis užmiegame ir su kokiomis atsibundame. Tada persižiūrėti savo ribojančius įsitikinimus, ypatingai tuos, kurie jau yra tapę pasąmonės programomis. Ribojančius įsitikinimus identifikuoti galima išrašant. Labai paprastai. Išrašyti tai reikia ir tada juos perrašyti į įgalinančius. Tuos jau įgalinančius teigiamus įsitikinimus arba kasdieną perrašyti naujai vis arba kartoti kaip afirmacijas. Bet ilgai kartoti, ilgai rašyti. 21 dieną, 24 dienas, 40 dienų. Tol, kol įsitikinimas pasikeičia. Neteisingi įsitikinimai tikėtina, kad ne per kelias dienas susiformavo. Dažniausiai jau nuo vaikystės jie formuojasi. Tai dabar taip pat gali užtrukti laiko, kol jie bus pakeisti. Prieš kelias dienas klausiau audio knygą. Kam įdomu, kaip veikia pasąmonė, rekomenduoju Murphyo knygą Jūsų pasąmonės galia. Savo knygoje Murphys davė pavyzdį su magnetu, kad magnetas gali pritraukti kelis kartus už save sunkesnį daiktą. Kai magnetas yra išsimagnetinęs, jis nepakels net plunksnos. Tai taip pat ir žmogus. Kai žmogus nesiblaško, kai sugeba sukoncentruoti savo dėmesį, nes kur dėmesys ten ir energija, tada jis traukia prie savęs viską kaip magnetas. Tokiam žmogui nieko vaikytis nereikia, nes jis naudoja savo galią tam, kad pritrauktų savo palankes galimybes, aplinkybes, situacijas ir žmonės. Kai žmogus yra išsimagnetinęs, kitaip tariant, kai žmogus yra išsiblaškęs, pasimetęs, žemose vibracijose, su mažai energijos, tada toks žmogus nelabai ką gero ir pritrauks. Todėl manifestacija tokie žmonės sako, kad neveikia. Nors tokiu pačiu principu taip prisitraukia savo negatyvias aplinkybes ir situacijas. Mes nuolat manifestuojam, nuolat. Pasąmonė yra nesustabdomas procesas. Technikos ir metodai yra tik įrankiai, laikini pagalbininkai. Tai principas tas pats. Pats pasąmonės veikimo principas nesikeičia nuo to, ar teigiamus ar neigiamus dalykus manifestuosim. Tai čia jau kiekvieno asmeninis pasirinkimas, ką ir toliau prie savęs trauksim. Ypatingai, kai jau turim reikalingas žinias apie tai. Ypatingai, jeigu jau turim informaciją, kai jau žinom, kaip tai vyksta. Nors ir jeigu šiuo metu visa supanti aplinka nekokia, visada galima pradėti mokytis perprogramuoti save. Visada galima pradėti iš naujo. Nors ir yra dabar tikrai labai daug neteisingos, netikslingos informacijos apie tai, bet taip pat yra daug ir gerų, tikslių, nuostabių žinių. Nuostabių žmonių, kurie iš savo patirties dalinasi tomis žiniomis. Iš patirties. Reikia sugebėti atsirinkti informaciją. Ir ne tik perklausyti ar perskaityti, bet ir praktikuoti.